šitas Rolandukas darova. Žiūrėk, tai atsirado. Klauskit, mes norim bendraut. Platyt gali? Nes kročia. Labai čia sudėtingai, plius eilės, žinai, čia visur tačkos. Mašina didelė. Viskas sunkiau, kaip sakant, nors sėdim kaip sarai. Kiek žiūrėjau? 6000. 6000, nu da. Jau kaukit, nu. Davai, 6 štukos. Pasisuk. Ne, tai aš nežinau, mums gal abiem biškai keistokai, žinai, kai mes trumpai pažįstame, bet aš jai tikrai dėkingas už viską, patikėkit manim, išgelbė man gyvenimą, o tai va. Tiesiog būdama šalia. Prieš pirmą mūsų pasimatymą aš važiavau, man depresucho užėjo dėl tų skyrybų, žinot, apsiverkiau, susitikau su ją prieš 3 dienas ir nuo to laiko niekad neverkiau. Vapščiai net nieko nejaučiu. Kas tą rytą iš kažkur ištraukti, aš su kažkuo draugavau. Jis niekam, 6 štukų žiūrėk, ko. Šypsomės. Mes rytą matėm iš stotelėse. Mane pamatė ir mus pamatė, čia užsisuko ir į kitą pusę pradėjęs. Stumt labai drąsiai, su visokiom susidėt, žinai, labai drąsiai, jau, kai vyrkai pravažiuoja. Spinneris irgi, visose situacijose draugas išlieka, patikėkit manim. Aš biškai paryškinsiu ekraną. Jai yra 18. Pagal protą 25 kokie. Tai labai daug klausimų ir labai daug žiūrovų ir šiaip žinokit, tai... Ir tie patys klausimai, kuriuos mes, pavyzdžiui, gal nenorim atsakyti. Netgi jeigu ir būtų straipsnių likinė, mes sėdime ir šnekamės. Leidžiam laiką kartu viskas. Sėdim bendraujam. Yra dantis. Kas yra? Yra dantis. Ten paklausia, ar tai dantis. Aš rytą per visur blokuoju ir vis tiek man iš feikinių anketų rašo. Rašinėti ten kažką nafig. Kai jinai susidėjo su tuo, ko jūs žinote, tai aš sakau, man tavarsime, aš 9% jausmų atšalo, kiti 10 iš vis nejaučiu. Pasijaučiau išlikščiau negu išduotas, va taip aš jums pasakysiu. Bet dabar gal nesiplėtuojam šitą temą. Tai ką jūs, ką penktadienį, karočią, man tobulas penktadienis, sėdėt su ją ir nesvarbu kur. Geriau su ją mašinoje, prie Akropolio, negu vienam Maldyvuose. Taip. Ne jis man rašo, mes kartu vienas kitam parašom. Čia apie mus tipo? Jo. Nu jo. Mane labai nudžiugina.
Jos draugė iš dalies užblokuota. 18 metų jai. Subrendusi mergina. Tu nieko prieš, jeigu aš plėtosiu tą temą apie rytą, ar? Jo, gerai. Nes žinokit, mes sutarėm pauzę daryti ir jinai paskui nuklydo ir susidėjo su patys žinot kuom. Tai... Tai neatleidžiama, matai, aš jums pasakysiu iš savo. Geriau negu aš esu, kad netaršiau, aš tau pasidėsim dar prie akro, žinai, vis tiek penktadienį žmonių visą nemažai, žinai, ir sėdžiu ant savo. Su ko susidėjo, prikiniai dar nieko nežino. Bet aš jau nereklamuoju chaliavai. O jos ten iš koto verčiasi, kad tik užstumt, kad tik prikipt, kad tik pašmeišt, kad tik kažką taip prisikabint, sekėjų pasidaryti, ten dėmesio gautų nafik. Aš irgi priklausomas, man irgi dėmesio trūkumas, aš neslėpsiu. Su kom susidėjo, kai jie nežino, aš galvočiau, visi žino nafik. Aš net neminėsiu to vardą, aš dar neką neminėjau per savaitę. Ir tu neminėjai, žinai. Aš jai nupirkau drabužių už 300 eurų, iPadą už 600 eurų. Ir jis sako, kad jai nieko nebereikia daugiau. Aš iš tikrųjų ir laikosi, va čia tai laiko. Kiek duodat rytai iš išvaizdos 10 baliai ir štai jai. Važiuojam, nu. Rytai duodu -1, jai 100 iš 10. O tai va.